Bet kuriuo atveju aš ir toliau lieku prie savo nuomonės, kad Jungtinių Amerikos valstijų vaidmuo taikos procese yra kertinis. Niekas kitas negali savo pastangomis pasiekti taikos Ukrainoje nei Jungtinių Amerikos valstijos, bet kartu su sąjungininkais. Ir už tai aš pasisakau, kad šis planas, kuris apima taip pat ir Europos dėmenį, netgi yra paminėtos kai kurios konkrečios šalis, kaip antai Lenkija, jis negali būti svarstomas be Ukrainos ir jis negali būti svarstomas be Europos. Žengia Lietuvos kariuomenės karo Viena vertus, tą prezidentas Zelenskis labai akivaizdžiai sako, mes tikrai niekada neleisime savo prarasti pagrindinio partnerio Jungtinių Amerikos valstijų. Tačiau su tuo planu, koks buvo pasiūlytas, mes sutikti taip pat negalime, kadangi jisai prieštarauja tam pagrindiniam principui, apie kurį kalbėjome - teritorinis integralumas, suverenitetas ir pagarba Jungtinių tautų chartijai. žygiuoja Lietuvos kariuomenės Kiek Europa pasiema galios ir dėrybinių pozicijų, tiek jie ir turi. Todėl visada pasisakau už tai, kad Europa vaidintų tikrai aktyvesnį vaidmenį. Ir šiuo atveju turbūt ir pačiai Ukrainai pristigo to laiko arba supažindinimo su šituo planu. Nes prezidentas Zelenskis mums išsamei papasakojo, kaip šitas planas gimė. Dantūrų valdybos būrys su žygio Mino štabo bataliono kariai su kovinė vėliava. Vienas iš nedaugelio pozityvių elementų yra būtent Ukrainos narystės Europos Sąjungoje perspektyva. Ji yra išsaugota, tai yra labai svarbu, bet to tikrai nepakanka.